Budinti esu nuo 2019 metų. Ir kaip sekasi? Šiai dienai galiu pasakyti puikiai, gerai. Pradžia buvo sudėtinga. Ta nežinomybė, ką gausi, kas atvyks, nes, kad ir kaip per mokymus būtų, vis tiek įsivaizduoji, kad atvyks rožinis pūkuotas ir panašiai. Tai tas, ta nežinomybė, kaip čia kas bus, kaip pasikeis, ar sugebėsiu dar visų pirma. Kažkiek dasidėjo kaimynai, kadangi jie pirmieji buvo žmonės iš mano aplinkos, kurie pradėjo globoti vaikus. Ir gavosi taip, kad mano duktė didžiąją dalį laiko praleisdavo kaimynų kieme. Ir vieną dieną jinai grįžusi paklausė, mama, kodėl mes negalim vaikam duoti to paties, ką duoda kaimynai. Turim žaislų, turim kambarių, turim visko ir, kad būtų linksma, smagu, kad šventės turėtumėm tikras šventės, kaip ir visi, o dabar mes trysia sėdim. Tai taip kažkaip su vyru pasitarėm. Aišku, ne iš karto tasai buvo tasai sprendimas, kad galbūt sprendėm pabandyti. Šiaip ta pati pradžia tokia buvo, kaip ir nebuvo jinai sunki, paprasčiausiai reikėjo gauti daktarų išvadą, kad nėra kažkokių dalykų, dėl kurių negalėčiau, sakykime. Po to pateikė prašymą į savivaldybę ir laukė skambučio iš mokymų centro. Po to, kai sulaukiau skambučio, tada taip, aišku, buvo jau prasidės. Tai buvo į savaitę vieną kartą mokymai, kurie tikrai labai naudingi. Klausimų labai daug, bet aš manau, kad jie reikalingi. Iki 10 vaikų, tai ir viena mergaitė taip ir liko pas mus. Tai buvo, aš išvadą gavau, jeigu neklystu, kovo mėnesį, o patį pirmą vaiką gavau Liepos mėnesį. Tai buvo berniukas, 7 metų, tai jisai nesukėlė kažkokio išgąsčio, nes mažas vaikas, su kuriuo gali sutarti, su kuriuo gali, neįsivaizdavau, kad gali būti kažkokių, sakykime, bėdų, nes kadangi mano pati duktė buvo jau 10 metų, tai patirties buvo su tokio amžiaus vaiku, o ta pati diena buvo tiek vaikui, jinai buvo nauja tiek man. Pačioj pradžioj, spalio mėnesį atvyko paauglys. Tai per 2 mėnesius nuomonė pasikeitė kardinaliai. Patyriau turbūt emocijų, jausmų, kur nebuvau nei mačius, nei girdėjus. Ir buvo tokių momentų, kada galvojau tikrai, kad ką man viso to reikia. Bet laiku kreipiantis pagalbos. Laiku buvo suteikta pagalba tiek man, tiek vaikui. Viskas pasikeitė. Ta prasme, aišku, reikėjo laiko, kad pasikeistų, bet pradžioj turėjau pasikeisti aš. Turėjo mano požiūris pasikeisti, nes kai manęs paklausė papasakoti apie vaiką, tai buvo laužė, daužė, mušė, tokie. Tai po to paklausė manęs, o ką jis gero daro. Tai tik tai iš antro karto išgirdau klausimą ir supratau. Atsisėdus pagalvojau, iš tikrųjų tas vaikas, jisai eina į mokyklą, jisai pareina, valgyt daro, jisai kambarį susitvarko. Pradėjau pastebėti mažus gerus dalykus. Taip, per mokymus tą mokina, bet kol tu nesusiduri pats su tuo, tas ir atrodo, čia eis, praeis, pabus, pagyvens, viskas tvarkoj bus. Bet dabar šiai dienai tikrai džiaugiuosi, kad turėjau tokią, kad ir dabar galėčiau sakyti, tokią neigiamą patirtį, kur džiaugiuosi. Ir dabar tikrai drąsiai priimčiau. Tik šeštadienis, kaip taisyklė, prieš 6 jau girdim dunda bildą į apačią. Tai jau signalas mums, kad jau turim keltis ir pradėti dieną. Tai atėjus, pirmiausia klausimas, kaip miegojot,
ar gerai išsimiegojot. Aš, kaip prisimenu, mano biologinė duktė nepaklausė tokių, kaip aš jaučiuosi ar kaip aš miegojau. O buvo vaikų, kurie paklausė. Ir dar buvo tokių atvejų, sakykime, kada didžiąją dalį aš praleidžiu namuose su vaikais. Ir gavosi taip, kad turėjau ilgesniam laikui išeiti iš namų. Pareinu namo ir dvi didelės akis pasitinka. Piktos ir klausia, kur buvai. Kodėl aš nežinau, kur tu išėjai, kodėl man nepranešė. Ir taip tada taip galvoju, nu va, kaip vaikams reikia to saugumo tokio ir to, kaip aš galiu iš vaiko kažko klausti, prašyti, jeigu aš pati nepaaiškinus išėjau, palikau, atrodė, man tai yra normalu, bet va, ir nuo tos dienos taip ir pati išmokau, kad pranešti, pasakyti, kad ten plius minus kiek užtruksiu, taip kartu su vaikais ir aš mokausi. Savaitė prieš, nes vis tiek daug mažiau jau yra aiškia diena, kada išvyks vaikai, jo jaučiasi nerimas, įtampa ir nors atrodo ir ramini ir kalbėjo apie tai, kad vis tiek čia aš esu tik tai laikinai, čia lyg stotelė laikina, kad viskas bus gerai, bet šiaip taip sudėtinga. Turbūt taip pat nežinomybė tą gąsdina, kas bus ir kaip bus. Su vyresniais vaikais taip, nes jie turi tuos socialinius tinklus, kur bet kada, aš sakiau, galit paskambinti, galit parašyti ir jie tai šventės ar dar kažkas taip. Sulaukiu žinutės pasveikinimo ar nuotraukos kažkokios, ten sakykime, kaip sekasi, kaip gyvenam. Yra vaikų, kur tikrai ir pati noriu pamatyti, kaip jiems toliau klostosi. Aš sakyčiau, eiti ir daryti, nes nepabandęs tu nežinosi, tu gali fantazuoti, gali svajoti, bet kol tu nepabandysi, tol nesužinosi, tik į priekį. Visi vaikai yra vaikai, jie ateina sužaloti, bet jie taip pat vaikai.